Ir aš. Gimtadienio. Ir paskui jie galėtų parašyti. Vilijos gimtadienis Vištikobi yra dabar. Ir paskui žvakutės uždėti. Šešias. Kiek tu? 6. Pasakau, gerai, aš jums pasakau. Aš būsiu 6 metų. Tai apie tą pyragą daugiau pasakau. Ir tas pyragas labai aukštas iki lubų ir paskui mes paimsim šitą žąsį ir ji bus snieguolį, mes galėsim padaryti šitą žąsį ir galėsim nuvažyti kiti visus kitus gyvuliukus. Ir užvystinti juos stapilą. Tai dabar. Prie 5,5. Gali pradėti jau sakyti. Toks dabar yra. Bet aš ten... Pasakyk dabar, iš rekordavimo dabar yra. Dab- Gegužės 28. Dabar yra gegužės 28. 1982 metai. 1982 metai. 82 metai. Albany, Albany, Kalifornija. Kalifornija. Jo. Ten atsisės. Buvo viena žąsis. Ji ėjo į vaikų aikštelę. Ji matė supynę, teka jai. Tada ji atsisėdo ant supynės, bet jai sunku buvo atsisėsti. Vis ji nukrisdavo. Ir ji nieko nežinojo, ką daryti. Ji buvo per aukšta. Paskui ji nuėjo ir paskui atėjo klaunas ir jis norėjo atsisėsti ant tos supynės. Paskui jis atsisėdo ant supynės ir jam buvo per trumpa, ką daryti. Jis paskui rado kabliukus, tai jis padidino kabliukus, kur buvo ant supynės. Jis buvo labai aukštas. Paskui žąsis to nežinojo, jis pamatė, ką klaunas daro. Jis sako, kodėl aš to nepagalvojau. Bet vis vien buvo per trumpa supynė. Paskui atėjo meškinas ir jis sakė, man kai tilps šitą supynį. Jis atsisėdo ir jis biskį krito. Jis nemokėjo, kai laikyti. Paskui jis nuėjo. Paskui raunosukas atėjo. Jis atsisėdo ant supynės ir jam kai tik buvo gerai. Paskui jis suposi. Paskui jis nuėjo namo. Ten prie prūdų buvo žąsis, kur plaukėjo aplinkui ir aplinkui. Jie gar. Paskui jie rado jai supynę, ji manė, kad jai. Tai ji bandė atsisėsti ant supynės. Bet visą laiką nukrisdavo ir verkdavo. Paskui atėjo Pluto. Pluto buvo labai didelis šuo. Pluto ėjo ir Pluto žiūrėjo. Pluto sakė, gal tilpsiu ant supynės. Pluto tilpo ant supynės beveik, bet jis nieko nežinojo ką daryti ant supynės. Paskui kas nors jam pasakė, kas yra ant mano ausų. Ir paskui jis nukrito. Jis čia gali būti. Paskui jis nukrito. Ir paskui jis visur lakstė. Paskui atėjo zuikis. Hopla. Ir jis užlipo ant tvoros. Jis sėdėjo ir laukė. Jis pamatė supynę, kur galėtų suptis. Jis sakė, kovai. Mama, kovai, jis negali čia būti. Ir paskui tas zuikis sėdėjo ir bandė suptis, bet jam niekaip neįsėjosi. Paskui kas nors atsitikosi. Kas atsitiko, jis nušoko ir daugiau nebegrįžo. Paskui atėjo nosis ir jis sakė,
čia graži supynė, kur aš galėčiau pasimti namo. Ir kovai! Ir paskui jis sakė, aš galiu užlipti tuo. Ir jis užlipo, ir paskui jis atsisėdo ir nučiuožė. Paskui atėjo zuikis, jis tą patį irgi norėjo daryti. Jis atsisėdo, bum, nukrito ir paskui bėgdamas namo pasiskųsdamai mamai. Paskui kovai! Paskui atėjo mažas vaikutis, jis sakė, su dideliom ausim ir paskui jis žiūrėjo, mama, žiūrėk į mane. Paskui jis žiūrėjo ant tvoros. Paskui jis sakė, gal aš nušoksiu kitur. Paskui atėjo dinosauras. Bum, 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 atsistojo ir nučiuožė. Paskui kabum į akmenį pataikė. Bėgo namo ir nieko daugiau nebegrįžo į vaikų aikštelę. Paskui atėjo panda. Ji labai buvo jauna. Ji buvo 5,5. Tiek kai Zilija norėjo sakyti. Ir paskui meškutis sako, kaip būtų man čia suktis ir suktis. Tai sukosi, kol nukrito ant užpakalio, paskui ant galvos. Paskui vieną dieną šuo ėjo gėlytę nusipirkti. Jis ėjo, kol jis matė gėlių krautuvę. Paskui jis parsinešė gėlę namo. Ir paskui padėjo, kur dinosauras visą laiką sakė, ilgiausių metų dinosaurą. Ir dinosauras pasižiūrėjo į gėlytę. Paskui atėjo mažas meškutis. Jis sako, aš galvoju, kur yra mamytė. Jis sėdėjo, kol išgirdo runusiuką sakant, čia aš, ir jis apsivertė ir suposi ant tokios labai didelės supynės. Ir paskui atėjo žąsis ir sakė, tu per mažas tą daryti. Ir paskui atėjo runosis, sustojo ant žąsies galvos ir pagavo meškutį ir laikė jį rankose. Tada jie nuėjo, kol paskui jie nuėjo į kitą vaikų aikštelę, kur buvo graži, maloni supynė ir maža, uždėjo meškutį ten. Meškučiui labai patiko ta supynė. Jis suposi 2 valandas. Dinosauras nuėjo į krautuvę parsinešti tokią gėlytę ir sakė, ilgiausių metų žąsį. Ir stojo ant galvos ir nušoko ant tvoros. Paskui buvo šuniukas. Jis buvo mažas, jis sėdėjo vežimukyje, liūlia. Paskui ėjo kova. Gerai. Ne. Paskui atėjo šuo ir sakė, aš noriu ant šitos supynės, tu jau gavai 3 valandas. Sakė jis ir meškutis sakė, gerai, man ir užteko. Paskui jis atsisėdo ir sako, kaip smagu su ausim laikytis. Paskui jis suposi. Ir paskui atėjo meška ir jis sakė, dabar užteko programai. Ir paskui meškutis visi laimingai, gražiai gyveno. Valio! Labai gražiai, valio! Valio! Labai gražus vaidinimas. Ačiū už vaidinimą.